pagrindiniai etapai, ką galima savo padėti, tai yra tempimo pratimai, tinkama avalynė arba vidpadžiai ir taip pat pėdų stiprinimo pratimai. Tempimo pratimų tikslas yra ištempti blauzdos raumens skaidulas. Jų yra daug įvairių, galim pasitarti su kineziterapeutais, galim pažiūrėti Ortopro YouTube kanale, bet pagrindiniai, kurie labai padeda, veiksmingi ir juos reiktų daryti kiekvieną dieną, nors ryte vakare, tai yra blauzdos tempimo pratimai lyg prie sienos. Pirmasis, kurį galima padaryti, tai yra tempimo pratimas, kuomet atsistojate priešai sieną. Dabar tempsime dešinę koją šią. Šią koją įstatote priekį. Ši dešinė pėda visa turi būti ant žemės, kulnas nuleistas pilnai, pirštai truputėlį pasukti į vidų. Taip. Tuomet reiktų daryti, rankas laikyti prie sienos, daryti lengvą įtupstą, dubenį, tai yra dubens sritį į priekį išstumant. Daug labai pritūpti nereikia, tiesiog užtenka stumti dubens į priekį, laikyti tiesų kelią ir visą pėdą ant žemės. Tuomet turėtumėt pradėti jausti tempimą blauzdos srityje, ypač iš vidinės pusės. Kai pajaučiate, tada laikote šią pozą 15-20 sekundžių, tuomet po to laiko atleidžiate vėl ir vėl kartojate šį pratimą vėl. Daugiau pėdų stiprinimo pratimų galite rasti YouTube platformoje Ortopro kanale.